Dekoratyvinis tinkavimas. Koks yra tinkamas pagrindas ir kaip jį reikėtų paruošti. Šiuo atveju mes turime paviršių dažytą, lygų. Prieš dekoruojant tinku mes turim nusigruntuoti gruntų, pigmentuotų su kvarciniu smėliu. Tam, kad būtų geresnis sukibimas, nes tinko į kvadratą maždaug mes dėsime apie porą kilogramų, netgi daugiau. Dėl to tai užtikrins mums labai gerą sukibimą. Gruntuosime voleliu, labai ypatingai stengtis dalinti nebūtina, nes tai viskas pasislėps. Gruntuosime voleliu. Šiuo atveju jis yra 11 mm ilgio plauko, galima imti ir stambesnį, kadangi plotas nedidelis, tai užtenka ir tokio įrankio. Na štai paliksim dabar mūsų gruntą išdžiūti, džiūsis maždaug apie 12 valandų ir paskui grįšim, dėsim tinką. Taigi jau nudžiuvo mūsų kvarcinis gruntas, girdisi, kai tikrai paviršius mūsų yra šiurkštus. Naudosime tinką, maišysime jį su vandeniu, išsimaišom, laukiam, kol pabrinksta. Ir paskui tepsim ant paviršiaus ir modeliuosim. Na, dabar viskas iš eilės, pilam ir maišom. Konsistencija yra tinkama, tačiau mes būtinai turim palaukti 10 minučių, kad pilnai išbrinktų mūsų mišinys, nes kitaip kepant matysis ant paviršiaus, kaip braižosi nepermirkusios detalės. Taigi dar po 10 minučių kartelį persimaišom. Jeigu norime tolygiai užsitepti tolygų sluoksnį, tarkim mūsų tinko, mes dažniausiai imame šukas. Žiūrint, kokie dantukai, tokį storį mes ir pasieksime. Šiuo atveju tai yra 10x10 mm dantukas. Vadinasi, jeigu brauktumėm įrankį stačiu kampu, kas taip neįmanoma braukti, susidarytų mūsų storis 5 mm. Žinoma, mes brauksime tam tikrų šiek tiek kampu. Na ir liks kokie 3-4 mm. Mums to ir užtenka.
Ką galim spręsti iš tokio paviršiaus? Akivaizdu, čia sluoksnis per smulkus, per menkas, čia tinkamas. Vadinasi, mes dar papildomai užsimetam. Ir visą tai dabar užlyginsim. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Taip nulygintą paviršių mes paliksime džiūti maždaug valandą, jis pilnai neišdžius, tik tai vietomis nušviesės. Tai bus, vadinasi, tinkamas metas, kai mes vėl grįšime ir tęsime modeliavimą. Na va, paviršius yra tinkamas, kadangi jau nebelimpa, matom pakraščiuose jau yra pavalęs, vadinasi, netgi jau pilnai išdžiūvęs, kur labai plonas sluoksnis. Dabar mes bandysime šiuo dekoratyviniu tinku imituoti betoną, betoninį paviršių. Vadinasi, reikia šiek tiek sukurti poras paviršiui ir jis turi būti labiau nulygintas. Tai naudosime tokį įrankėlį, kaip ir primityvus batų šepetys, tačiau mums to čia reikės. Ir užlyginsime tą, ką spigliukai iškelia į paviršių, užlyginsime su venecijietiška laistyklė. Jeigu matom, kad mūsų tinkas jau šiek tiek labiau yra padžiūvęs negu reikėtų, jau taip nebesigludina, rekomenduoju paimti šepetukų drėgnų, padrėkinti įrankį ir kur jau perdžiūvė, lengvai pertepti. Tada jis dar pasiduoda. O dabar mes galim palikti džiūti mūsų šitam paviršiui maždaug 24 valandas, tai tikrai. Gali tekti ir porą parų jam pilnai išdžiūti. Tada mes jį spalvinsime lazūriniais dažais, suteikdami didesnio efekto. Ir nepamirštam, juostelę būtinai reikia nusilupti, nes tai yra labai tvirta medžiaga. Po poros parų paprasčiausiai mums niekaip nepavyks jos gražiai nulupti, teks būtinai pjauti. God put a smile upon my face. Ir negražius mūsų kampučius, kad netrodytų labai iškandžioti, šepetuku lengvai pavalom. Taigi, nudžiūvus mūsų sudekoruotam tinkui, betono imitacijai,
Galim jį, aišku, tokį ir palikti. Jis gan visai gražiai atrodo, natūraliai, tačiau išlieka paviršius įgeriantis, vadinasi, bus ir teplus ir bus paskui sunku išvalyti. Mes dengsime jį apsauginę medžiagą, dažyvę, gali būti ir netgi spalvinama arba tik lakuojama labai atspariais lakais, nes tokie paviršiai gali būti naudojami ir vonios kambaryje ir netgi virš vonios pačios, kur teka vanduo. Bet čia šiuo atveju, jeigu tik tai dekoratyviniam paviršiui užtenka dažyvės, mes ją šiek tiek esam paspalvinę, pilka spalva, betono imitacija, kad būtų panašesnė. Ir yra keletas atvejų. Mes galime paviršių tik tai šiek tiek nuspalvinti, kad būtų didesnis margumynas, arba mes galime nuspalvinti jį pilnai, tačiau perteklių nuimti. Dabar taip ir pradėsim. Štai mūsų yra pagrindiniai įrankiai. Na štai, tokio nelygiai subetonuoto betono imitaciją padarėm. Bandysim dabar kitokių principų tai paspalvinti. Visą paviršių nuspalvinsime pilnai ir su kempine nuimsim perteklių. Labai storai tepti irgi nerekomenduoju, kadangi kitu atveju kempinė labai greitai prisigers ir reikės ją dažnai sausinti. Ir ilgai netrukus numalom kempinę. Dirbam gan greitai, kadangi greitai įsigeria mūsų dažyvė į tinkuotą paviršių. Jeigu kažkur matom, kad jau nebenusima perteklius, galim kitą pusę šiek tiek susidrėkinti ir drėgnų paviršiumi vėl valyti. Darbas kaip ir baigtas, grioveliuose dažyvės papuolė daugiau, ten bus tamsiau, na, o kur lygesnis paviršius, kempinė mūsų pašviesina. Neilgai trukusiai reikėtų mūsų dažymo juostelę nusilupti. Šiuo atveju mes dengiame tokią lazūrą dažyvę, kuri plėvės nesudaro. Tai kaip ir nebūtų reikalo labai skubėti. Tačiau jeigu dažytumėt lakais epoksidiniais arba poliuretaniniais dviejų komponentų, reikėtų momentaliai nulupinėti. 45 laipsnių kampu.